Sveiki, trumpa fizikos paskaita. Ir šį kartą startuosiu aš nuo biologijos klausimo, o kasgi buvo pirmiau - višta ar kiaušinis. Astrofizikai turi panašų klausimą, kuris skamba taip. Kas buvo pirmiau - galaktika ar supermasyvioji juodoji bedugnė? Žvelgdami į mūsų supančią visatą, šiandien mes matome, kad kiekvienos galaktikos centre yra supermasyvi juodoji skylė. Juodosios skylės masė yra susijusi su galaktikos mase. Todėl interpretuojame taip, kad galaktikos ir juodosios skylės auga kartu. Jos vystosi kartu. Jeigu padidiname vieną, tai ir padidiname kitą pagal tą pačią koreliacijos tiesę. Bet jei pagalvosime, kas nutiktų, jeigu mes atsuktume laiką atgal, į ankstyvąją visatos istoriją, kuomet žvaigždės tik pradėjo formuotis. Ar pirma susiformavo juodoji skylė, o tada aplink ją galaktika iš žvaigždžių? Ar galbūt pirmiausiai atsirado galaktika iš žvaigždžių? Viena iš jų išeikvojo kūrą, sprogo kaip supernova ir pavirto juodąją bedugnę, kuri nugrimzdo į galaktikos centrą ir nuo tada abi ėmė augti kartu. Norėdami gauti atsakymą į šį klausimą, mes turime pažvelgti atgal į praeitį, nes šviesai reikia laiko mus pasiekti. Taigi, stebėdami tolimus objektus, mes matome juos tokius, kokie jie buvo prieš milijardus metų. Kuo toliau mes žiūrime, tuo toliau atsukame laiką ir priartėjame prie atsakymo į tą vištos ir kiaušinio klausimą. Kas buvo pirmiau - galaktika ar juodoji skylė? Laimiai, dabar turime Jameso Webbo kosminį teleskopą sukurtą labai silpnai tolimų objektų šviesai aptikti. Ir nuo jo paleidimo 2021 metų buvo daug didelių vilčių, kad James Webbas padės mums išspręsti šią problemą. Ir pagaliau praėjusį mėnesį buvo paskelbti net 2 straipsniai, kurie kartu pateikė įrodymų labiau palaikančių idėją, kad pirma atsirado juodoji skylė. Taigi mažiausios masės supermasyvios juodosios bedugnės buvo pastebėtos James Webbo teleskopu. Šis straipsnis pasirodė internete praėjusį mėnesį ir iš karto patraukė labai didelį dėmesį. Nes žinoma, žmonės bandė surasti augančias supermasyviasias juodasias skyles ankstyvojoje dar visatoje, pasinaudodami James Webb teleskopo galimybę. Kai dujos traukiamos juodosios bedugnės link ir pradeda aplink ją suktis, jos įgauna milžinišką greitį dėl stiprios gravitacijos. Dujos įkaista ir pradeda šviesti. Ir šis švietėjimas yra toks aiškus, kad jį galima pamatyti net už milijardus šviesmečių. Kartais jis užgožia ir visą galaktiką. Ir taip mes žinome, kad juodoji skylė yra ir ji auga. Bet tai reiškia, kad aptikdami tolimas juodasias bedugnės mes galime būti šiek tiek šališki, nes mes matysime tik pačias ryškiausias, o ryškiausios yra paprastai ir masyviausios juodosios bedugnės. Taigi pirmosios James Webb teleskopo pastebėtos juodosios skylės buvo labai masyvios, net pernelyg masyvios, turint omenyje, kiek mažai laiko jos turėjo augti nuo visatos pradžios. Štai jos vėl tame pačiame grafike, kurį matėme anksčiau, su ta galaktikų masės žvaigždėse ir juodosios skylės masės koreliacija. Jos yra gerokai virš tos koreliacinės tiesės. Jos nėra ant koreliacinės tiesės pačiame apatinėme kairiajame kampe, kaip tikėtumėmės atsukdami laiką, jeigu šie dalykai abudu auga kartu. Dabar mes galime teigti, kad tai tiesiog dėl natūralaus išsibarstymo aplink tą koreliacijos tiesę. Tai tarsi nėra ideali koreliacija. Ir yra tam tikras klaidos lygis, todėl mes esam linkę matyti tik sunkiausias juodasias skyles, ryškiausius objektus, tuomet ir tyrėme tos klaidos kraštutinumus. Arba gali būti, kad pagaliau sužinosite kažką apie tai, kaip galaktikos ir juodosios skylės auga ir kuri iš jų atsirado anksčiau. Taigi, Garrisono straipsnėje jie ieškojo blankesnių, mažesnės masės juodųjų bedugnių. Jie sukrovė šviesą iš maždaug 600 James Webb teleskopo aptiktų galaktikų, kad atskleistų šių mažesnių skylių bendrą signalą. Tai leidžia gauti tik vidutinę masę vienam pavyzdžiui, o ne atskirus matavimus.
Bet taip galima suprasti, ar anksčiau matytos didelios juodosios bedugnės buvo išskirtinės, ar tai iš tikrųjų visos ankstyvosios visatos norma. Tad jie gavo tik vieną vidutinės juodosios skylės masės matavimą visose 600 šių galaktikų, o ne 600 atskirų juodųjų skylių masių matavimų. Taigi, štai ką jie rado. Vėlgi, tai yra koreliacijos grafikas, bet jis yra labai įtemptas. Mes galim panagrinėti jį po truputį ir mes matom, kad rožiniai trikampiai yra netoliese augančios supermasyviosios juodosios skylės vietinėje visatoje, egzistuojančios po milijardų evoliucijos metų. Dvi spalvotos tiesės yra tipinės koreliacijos tiesės, jos tinkamos toms galaktikoms netoliese esančiose visatoje, kur juodoji skylė paprastai sudaro mažiau negu 0,1% visos galaktikos žvaigždžių masės. O šios brūkšninės linijos yra skirtos tam, kad šiek tiek parodytų, kaip ši koreliacija galėtų atrodyti, jeigu juodosios bedugnės sudarytų 1%, 10 ar 100% savo galaktikos masės žvaigždėse. Ir būtent čia yra tos pirmosios juodosios skylės, kurias pastebėjo, jos yra pažymėtos per masyvias skyles, kurios rodo maži kvadratėliai ir žali kryžiukai, rodantis tikrai labai ryškias juodasias skylės. Jie rodo įvairių skirtingų tų 600 galaktikų pogrupių, kuriuos jie tyria skirtingais laiko intervalais, sukauptus vidurkius. Ir jie nustatė, kad vidutinės juodųjų skylių masės yra maždaug 1 milijoną kartų didesnės už Saulės masę. O tai vėlgi viršija tas koreliacijas, kurių tikėtumėmės netoliese esančioje visatoje, o ne apatinėme kairiajame kampe, kaip tikėtumėmės. Ir reikia pripažinti, kad šiek tiek arčiau mūsų esančių galaktikų pogrupio vidurkis paprastai yra toje sklaidos srityje, bet tos, kurios yra toliau nuo mūsų ankstesnėme visatos istorijos etape, yra dar toliau nuo šios koreliacijos. Regis tos supermasyvios juodosios bedugnės, kurias jau matėme iš tikrųjų, nėra jokie keistuoliai. Net ir pačios silpniausios augančios juodosios skylės regis pasirodo toje pačioje šio siužeto dalyje. Tačiau problema ta, kad mums vis dar lieka idėja, kad apskritai galima užauginti tokią didelę supermasyvėją juodąją bedugnę per tokį trumpą laiką. Šias augančias juodasias skyles mes matome, kai visata buvo labai jauna. Vienintelis mums žinomas būdas, kaip susidaryti juodąją skylę, apie kurį turime įrodymų, yra tada, kai žvaigždė miršta ir virsta supernova. Taip susidaro juodoji skylė, maždaug 10 kartų sunkesnė už Saulę. Tai yra niekis palyginti su supermasyviaja juodąja skylė, kuri yra milijoną ar milijardą kartų sunkesnė už Saulę. Ir juodosios skylės gali augti ir jas įstumti dujas, taip padidindamos jų svorį tam tikrų greičių. Panašiai kaip vonioje ar kriauklėje, jeigu jūs ištraukėte kištuką, visas vanduo neišnyksta iš karto, tiesa. Tam reikia laiko, nes yra apribojimas srauto greičiui, vandens kiekiui, kuris gali patekti pro tą mažą skylę. Taigi, norint išspręsti šią problemą, jau kurį laiką sklando idėja, kad jeigu ankstyvoje visatoje sąlygos buvo tinkamos, galbūt pavyko praleisti visus tos žvaigždės susidarimo, supernovos sprogimo ir mažosios juodosios skylės atsiradimo etapus ir vietoj to paimti didelį dujų debesį ir tiesiog jį sustumti į juodąją skylę. Ir jeigu tai pavyktų, teorija rodo, kad galbūt pavyktų sukurti tą juodąją skylę, kuri būtų tarkim 1000 ar 10 000 kartų sunkesnė už Saulę, kad būtų suteiktas toks pranašumas juodosios skylės augimui. Mes tai vadiname tiesioginio kolapso juodosiomis skylėmis. Ir nors naudojant Hubble kosminį teleskopą buvo rasta viliojančių užuominų, kad tai gali būti įmanoma, šį mėnesį James Webbas taip pat pastebėjo pirmąją kandidatę tiesioginio kolapso juodąją skylę, remdamasi von Duano bendradarbių darbų. Taigi autoriai dirbo su Cosmos Web Survey duomenimis, kurie buvo atlikti kartu su James Webb teleskopu, siekiant ištirti dangaus plotą, kuriame jie pastebėjo keistai atrodančią galaktiką, kurią jie pavadino begalybės galaktika, nes ji turėjo labai keistą formą su 2 kompaktiškais centrais, kurios supo žiedas, suteikiantis jai begalybės simbolio arba aštuoniukės formą. Taigi iš karto jie įtarė, kad tai buvo tiesioginis kaktomuša vykstantis 2 spiralinių galaktikų susidūrimas.
Jie kreipėsi dėl tolesnių duomenų gavimo rentgeno ir radio teleskopais, kurie patogiai siekia karštos švytinčios medžiagos besisukančios aplink juodąją skylę šviesą. Ir jie nustatė, kad ryškiausias rentgeno spindulių objektas nebuvo nei vienos iš šių dviejų susidūrenčių galaktikų centre, o iš tikrųjų buvo iš žiedų dalies, kurioje tos dvi galaktikos susidūrė. Negana to, ta rentgeno spindulių emisija supo didesnis švytinčių vandenilio dujų debesis. Tai rodo, kad tai, ką galime matyti, yra tiesiogiai kolapsavusi juodoji skylė. Maždaug 1 milijoną kartų sunkesnė už Saulę, kuri ką tik susidarė kaip tiesioginis šio susidūrimo rezultatas. Taigi, susidūrus dviem galaktikoms, galbūt viena iš juodųjų skylių, vienos iš tų galaktikų centre buvo tiesiog išsviesta į išorę. Ir jei tai buvo, tuomet ji turėtų judėti kitokiu greičiu nei kiti aplinkiniai objektai. Reikia atsakyti visgi į šį klausimą. Tad bendrautoriai kreipėsi į James Webb dėl papildomo laiko, kad galėtų dar kartą stebėti šį objektą. Nors šie rezultatai dar nebuvo paskelbti, NASA jau citavo Van Damme, kur teigia, kad preliminarūs rezultatai rodo, kad iš tiesų juodoji skylė juda tokiu pat greičiu kaip ir galaktikos, patvirtindami tai, kad juodoji skylė turėjo susidaryti ten, kur ji yra. Be to, autoriai taip pat patvirtina, kad tose abiejose susidūrenčiose galaktikose taip pat auga supermasyviosios juodosios bedugnės. Šioje sistemoje iš viso jų yra 3. Taigi tai patvirtina idėją, kad tai yra išmestos juodosios skylės iš vienos iš šių sistemų centro, nes abiejose vis dar yra supermasyviosios juodosios skylės. Taigi šis rezultatas iš tikrųjų yra gan įdomus. Ir nors tai nėra tiesioginis patvirtinimas, kad tikrai tai vyksta, kad juodosios skylės gali susidaryti tokiu būdu, tai vis tiek yra stipriausias įrodymas, kad jei susidaro tinkamos, labai tankių dujų sąlygos, kokiu tikimės ankstyvojoje visatoje, šis mechanizmas iš tiesų gali būti įmanomas. Taigi James Webb kosminio teleskopo dėka mes artėjame prie atsakymo į seną astrofizikos klausimą. Višta ar kiaušinis? Kas atsirado pirmiau? Galaktika ar jos supermasyvioji juodoji skylė? Ir dėka šių 2 straipsnių, bei visų kitų įrodymų, kuriuos surinkome per pastarosius 2 dešimtmečius, atrodytų, kad atsakymas į klausimą yra tas, kad supermasyvioji juodoji skylė atsirado pirmiau. Ir žinote, ką lietuvis prisideda prie atsakinėjimo šį klausimą? Tai yra Ignas Juodžbalis, Vilniaus licėjaus alumnas, kuris dar būdamas moksleiviu pelnė medalius tarptautinėse astronomijos ir astrofizikos olimpiadose. Šiemet jis pelnė 25-ąjį Royal Astronomical Society studentų prizą. Neseniai atlikti jo stebėjimai parodė, kad jau per pirmuosius kelis šimtus milijonų metų po didžiojo sprogimo egzistavo daug supermasyvių juodųjų bedugnių ir daugelis jų buvo pernelyg masyvios, lyginant su savo galaktikos žvaigždžių mase pagal šiuolaikinę masės sąsają. Jis padarė išvadą, kad tai gali būti tik tais ledkalnių viršūnė, vienas iš daugelio tuo metu egzistavusių miegančių juodųjų bedugnių, kurios didžiąją dalį gyvenimo praleidžia neaktyvios. Jo vienas iš straipsnių publikuotas Nature žurnale. Tai yra apogėjus mokslo pasaulyje. Manau, kad šiam kartui būtų tiek. Ačiū, kad klausėtės trumpos fizikos paskaitos. Iki.